Aš manau, kad pritrūko laimės ir tiesiog kai kuriais momentais tikrai esam šiek tiek nusivylę. Pirmos dvi rungtynės tikrai niekas nepaneigs, dėl to, kad labai daug žiūrovų matė tą dalyką, pirmos dvi rungtynės tikrai ne taip turėjo būti aptarnaujamos. Nieko nesakau dėl vakarykščių, dėl šios dienos rungtynių. Aišku, turėjo finalo serija būti 3-2, neaišku, kieno naudai. Bet yra kaip yra. Sezonas baigėsi, emocijos pasiliko krepšinio aikštelėje, ruošimės kitiem metam. Ar žvelgiant, lyginant sezono pradžios tikslus su dabartiniu pasiekimu, ar esat patenkinti ir vis dėlto nusivylę? Ne, mes tikrai nesam nusivylę, kadangi planavom medalius taip tyliai. Ir, sakykime, antra vieta tikrai nėra blogai. Galėjom iškristi ketvirtfinalį. Labai buvo slidus reikalas su Kuršėnų Grafų Baltais Granultos komanda, nes turėjom, sakykime, priekinę liniją labai žemą. Reikėjo aukštų žaidėjų. Aišku, tų žaidėjų taip jau pasirinkti nėra iš ko. Kažkiek tai Matulis padėjo mum, bet irgi, sakykime, banguotas žaidimas. Na ir su juo pritrūko galbūt daugiausia problema ta, kad pritrūko su juo bendrų treniruočių. Ką dar komandai norėtumėt pasakyti savo saviškiam žaidėjam? Tik tai padėkoti vyram už tai, kad tikrai nenuleido rangų ir banguotas žaidimas atrodo kitas sykis lysta žaidimas iš po kojų ir bet susijima. Kaip bebūtų, mūsų komandos žaidėjai buvo labiau patyrę, bet Raseinių komandos žaidėjai buvo jaunesni, greitesni ir labiau norėjo laimėti.